Atlikę perdangos armatūros parinkimo skaičiavimus, galime pasidaryti dabar perdangos su nurodyta armatūra skaičiavimus. Tai yra, pirmą pasižymime tą perdangos plokštę, kurią norime skaičiuoti, ir čia per ikoną armavimo einame į nurodytos armatūros skaičiavimo langus, bet 12 robote čia yra viena ikona. Čia dabar šiuo atveju yra 4 ir pamatai, ir kolonos, o čia bus viena ikona. Tai jeigu su naujesnė dirbat programą, tai neišsigaskit. Spaudžiam šitą ir dabar atsidaro langas, kur yra armatūros, čia tokios kaip diagramos, kur rodo kvadratinius centimetrus, kiek reikia pagal parinktą armatūrą. Čia pačioje viršuje, tarkim, rodo, bet čia viskas jisai dabar atsikėlė jisai viską iš tų skaičiavimų ankstesnių, kur darėme parinkinėjimą armatūrą, ieškojom kokios reikia. Tai čia irgi reikia susitvarkyti su šitom ikonom dešinėje iš pradžių. Tai yra nurodyti, pagal ką vėl projektuosime, parinkinėsime, nurodysime armatūrą. Čia yra parametrai visi atkelti iš ankstesnių skaičiavimų. Čia pasirenkame armatūrą, kokią armatūrą mes viską armuosime, tarkim. Dabar aš parenku, kad nenaudotų 14, naudotų tik 12-16 armatūros strypus, kad čia tinklais, jeigu būtų armavimas, o čia pradurimui armavimas. Paspaudžiu OK, ir ne, čia pasirinkti parametrai dabar. Čia irgi viskas atkeliavo iš ankstesnių nustatymų. Nereikia nieko nurodinėti iš naujo. Tiesiog reikia pereiti per šitus punktus, vėl pasirinkinėti, kuo bus armuojama, ar tinklais ir stripais, ar tik stripais, kaip šiuo atveju, koks yra stripo ilgis maksimalus, tai 12 metrų, koks minimalus diametras. Galima nurodyti, kad apačioje viršuje tą pačią naudotą armatūrą, kad čia galima nurodyti, kaip bus dėstoma armatūra, tarkim, kuria kryptimi bus koks diametras, tarkim, čia ne, jau pagal mano parinktus tos, kuria kryptimi bus, kokie atstumai galima numatyti, kokius norėtumėt matyti atstumus. Tai tarkim, kad maksimaliai man dėstytų, kad 20, minimaliai kas 5 cm, kad nedėstytų. Yra abiem kryptim. Tai čia nusirodau, kaip man patinka. Čia automatiškai palieku tinklams armavimui, čia parametrai. Jeigu naudojame tokius čepelį aplink angas, kraštuose, sijų atramuose, kaip armuoti. Ir čia stripų tipai, kokie naudojame. Tai spaudžiu OK. Čia toliau yra aprašymas skaičiavimus, brėžiniai ir brėžinių parametrai, kaip formuoti brėžinius. Tai praktiškai šitus pirmus 3 praėjus reikia spausti skaičiavimus ir jis pagal tai jau padarys skaičiavimus. Čia nurodome, ar sukurti brėžinius skaičiuotiems elementams ir ar palikti tą armatūrą, kuri jau yra parinkta. Čia patikrinimo uždaviniams tai aktualu. Spaudžiu calculate, palaukiu. Na ir čia matome, jisai išmeta rezultatus, ne, čia kaip gavosi jiems suarmuoti, ir čia raudonį jau matos, kad kažkas tai negerai, kad neįmanoma suarmuoti viršutinę armatūrą, tarkim, nes turbūt 16-ukais tiesiog nesusiarmuoja, bandant dėti nedažniau kaip kas 5 cm, neužtenka tiesiog armatūros ploto. Pas mane čia buvo normos
parinktos tokios, kad stripai yra tik tai iki 16 diametro, todėl čia reiktų apsižiūrėti su savo normom, ką esam pasirinkę. Per šitus parametrus praeiti. Tai čia pasirinkus kokios yra duomenų bazės. Armavimo stripai, čia matom norma parinkta ne ta, kuri reikalinga, čia su dvejetu, jeigu pasirinksiu, tai pasidarau kaip numatytoje, ok. Dabar turėtų būti pas mus biški kitokia padėtis, matome, kad galima dabar ir didesnius stripus pasirinkti. Tai aš tarkim pasirenku visgi šitus stripus, kad su šitais bandytų sarmuoti. Nu ir perleidžiu dar kartą skaičiavimus. Calculate. Dabar nebeišmetė jokių lentelių, apie jokius prieštaravimus, reiškia viskas pavyko jam sarmuoti. Dabar čia matome atsirado tokius lentelės, kur yra sužymėta, kokie stripai, kas kiek yra sudėta. Ir jisai dar išmeta keletą variantų armavimo. Tai yra, tarkim, ar ne, matome čia. Pasirinksime šitą, jisai, tarkim, 1/20, kas 12 cm pravarė viską. Čia į apatinę armatūrą, jeigu žiūrime X kryptimi. Viską 20 suvarė, kas 12 cm viskas, ne? Bet tai matosi, kad ir pagal tonažą jau 3 tonam daugiau tos armatūros. Galima ir taip 25, ne, čia. Na, jis toks parinkinėja kelis variantus, galbūt mums vienas netiks, kitas tiks, gal matysim praktiškumą kažkokio variantų ir panašiai. Tai čia yra automatinis zonų apibrėžimas ir pagal tas automatiškai sudalina tos armavimus. Čia matome tokie brūkšniai atsiranda. Čia brūkšniai, kur zonos yra, tarkim, armatūros, čia vat rašo 16, kas 14 cm visoje šitoj zonai, o čia vat yra papildomai, kaip ir 16, kas 7, 16, kas 7, tokie dar dvi papildomos zonos. Ne, čia galima žiūrėti kaip kitą praarmavą zoną. Na, tai čia 16, kas 14, labai panašiai. Čia jau biški yra kitokie, 20, kas 12, armavimas visą zoną ir tiek. Čia galime pažiūrėti, tarkim, Y kryptimi, kokią jis įsidėjo apačioje armatūrą. Tai matome, rodikliai yra ta kryptimi, ar ne, plokštės, minus tai apačioj. Ir vėlgi variantai visokiausi tos armavimo. 16, kas 6, o čia matome ir 16, kas 8, ne, o čia jisai zonose kažkokios sudėjo papildomas armatūras. Sekantis langas yra čia, pažiūrėti galima tos duomenys vėlgi, kokia yra reikalinga armatūra, kokia yra, tarkim, uždėta armatūra, ne, kiek kvadratų matome. Mes uždėjome šitam variantį projektavimo. Visur po 17, o čia 30. Čia yra kiek reikia, tai reikia 4,5, čia reikia 32, o čia yra koks skirtumas. Čia, tarkim, iš reikalingos armatūros, iš suteiktos armatūros atima reikalinga armatūra ir kiek lieka kvadratinių centimetrų. Perarmuota čia 6 kvadratiniais centimetrais perarmuota yra, pavyzdžiui. Čia yra dar nustatymai, tarkim, to tinkliuko, kas kiek jisai dalins ir dalins į zonas, tarkim, ties koloną ar ne, ten, tarkim, viršutinę armatūrą, kas kiek jis ims, ar jisai ims kažkokį tai kas metrą bandys didinti ir ieškos tos reikšmių optimalių, ar kas pusę metrų čia galima, tarkim, padaryti, pakeisti tas reikšmės. Nu, dabar paspaudžiu Generation, jisai man čia pakeitė, tai reiktų tą tinkliuką sutankino ir zonos tas biški persiskirsto armavimui. Taip pat čia galima pažiūrėti rezultatus
Na, armatūros šitos pačius, kur anksčiau žiūrėjome, kiek yra kvadratinių centimetrų, kiek reikalinga armatūra, kai yra reikalinga armatūra. Čia yra įlinkiai pagal. Čia yra įlinkiai, bet čia dabar turbūt reikia grįžti į apatinės armatūros. O čia ta zona ir matome vėl tas pačius įlinkius kaip skaičiavimą, kai reikalingos armatūros skaičiavimas. Čia tie rezultatai. Čia pasirinkimai, ką mes norime, kad vaizduotų, tarkim, čia toj schemoje, ne, kad mums ar rodytų, ar nerodytų kažkokius tai, tarkim, šitą rodiklę, ne, reinforcement direction, galima išjungti, neberodo. Nu, čia tiesiog vaizdavimo parametrai. Čia yra pleišimo, taip pat žemėlapius galima peržiūrėti, standumo koeficiento. Nežinau, kam jį naudot, bet faktas, kad jį galima pažiūrėti. Čia aišku spalvos, kaip matome, čia ta, va, tarkim, kur nėra armatūros, tokia, čia galima dar dasidėti kažkokiu tai, kas kiek skiriasi armatūra, kiek spalvos skiriasi ir susigraduot, kaip patinka. Taip pat skaičiavimus galima atlikti čia nebūtinai, kad automatinius jisai parinkinėja, bet galima ir pačiam nusibraižyti tą armavimą.